Kaip girdėjome, buvo aptarta judėjimo šiandiena, taip pat jo istorija su šviesiomis ir šešėlinėmis pusėmis. Šiame kelyje labai svarbus buvo susitikimas su Eugenija Alvarez, kuri yra Regnum Christi katalikų judėjimo išplitusių daugiau nei 80 šalių generalinė tarybos narė. Ji papasakojo apie jų skausmingą patirtį. Paklausykime trumpos ištraukos. Esu Regnum Christi pašvęstoji. Mums teko nueiti sudėtingą kelią, kai sužinojama apie mūsų įkūrėjo dvigubą gyvenimą, įvairaus pobūdžio piktnaudžiavimo atvejus. Atvykau pasidalinti savo patirtimi, ypač tuo, kokios šviesos ir jėgų radau šventajame rašte ir pačioje Biblijoje. Dalijomės mintimis apie Evangelijos pristatomą Jėzų, kuris turi palaipsniui mokyti, padėti savo mokiniams suprasti, kaip veikia tarnystė pagal Evangeliją, kaip funkcionuoja valdžia. Ir mes pamatėme, kaip svarbu ir pozityvu, kad savo institucijose galime pripažinti savo istoriją, pripažinti Dievą, kuris veikia mūsų istorijoje, su jo šviesomis ir šešėliais, nes net iš šešėlių galima pasimokyti. Ir visa tai mus daro labiau žmonėmis, daro mus dalimi žmogiškosios istorijos, kurioje gėris ir blogis susipina ir eina koja kojon. O statyti ant gėrio dažnai reiškia taip pat pripažinti ir susidurti su skausmu, liūdesiu, nenuoseklumu. Mes dalijomės realybę, kuri yra paslaptinga. Mūsų patirtyje yra istorija, kurioje buvo daug gero, bet taip pat ir daug blogo. Buvo momentų, kai mes nepagarbiai elgėmės su žmogaus orumu ir jo laisvė. Tai mums padėjo suprasti, kad mūsų šeimose yra gerų dalykų ir dalykų, kuriuos reikia tobulinti, kaip ir bet kurioje šeimoje. Norėtum turėti tobulą šeimą, bet jos neturi, o ta, kurią turi, yra ta, į kurią Dievas tave pasodino, į kurią Dievas tave pašaukė, į kurią tave pakvietė. Ir tai paradoksalu, suteikia galimybę naujiems pašaukimams ramiai pasakyti. Jei šioje šeimoje yra sudėtinga, paini, sutrukinėjusi istorija, tai yra čia vietos man. Aš taip pat galiu rasti savo vietą, aš taip pat galiu atkurti save. Dievo išgelbėjimas gali pasiekti ir mane, ir aš galiu padėti kitiems rasti jo gailestingumą. Dėkojame Eugenijai už jos žodžius. Kaip sakiau, tai tik ištrauka. Visą interviu galėsite pamatyti artimiausiomis dienomis svetainėje focaliare.org. Grįžkime prie delegatų ir tarybos susitikimo. Galime pasakyti, kad šiame susitikime susitinka visas pasaulis su visais savo rūpesčiais, klausimais, pasiekimais ir iššūkiais, kuriuos gerai atspindi įvairių focaliarų judėjimo bendruomenių veikiančių 140 pasaulio šalių gyvenimas. Būtent šis gyvenimas buvo susitikimų, kuriuose įvairių geografinių regionų atstovai susitiko su Margaret, Jesus ir kai kuriais kitais tarptautinio centro nariais. Pačiame centre. Pažiūrėkime. Šis susitikimas su Margaret ir Jesus buvo labai ypatingas. Mes jiems papasakojame apie visą mūsų zonos gyvenimą. Ši zona, apimanti 24 šalis, pasižymi tuo,
kad esame integruoti į vietinę bažnyčią. Mūsų nariai yra labai aktyvūs parapijose, tiek mokydami katekizmo, tiek palydėdami poras. Nepamirštant daugelio mūsų narių pasišventimo tiems, kuriems reikia pagalbos. Ligoniams, apleistiems žmonėms, našlaičiams. Buvo įgyvendinta daug veiklų ir mes su dideliu džiaugsmu visų tuo pasidalinome su Margaret ir Jesus. Kita labai gyva realybė mūsų regione yra tarpreliginis dialogas, ypač dialogas su musulmonais. Tai tikrai gyvenimo dialogas, kuris gyvuoja įvairiose mūsų zonos šalise. Pavyzdžiui, Burkina Fase jau tapo įprasta, kad musulmonų ir krikščionių judėjimų nariai susitinka toje pačioje vietoje. Šiais metais jie susirinko vyrų fokolere, kad kartu švęstų Ramadaną. Mes ką tik buvome su Margaret ir Jesus. Perdavėme jiems visų mūsų tautų sveikinimus. Puikiai žinome, kaip jie kenčia ir su kokiais sunkumais tenka jiems susidurti. Tačiau jie toliau gyvena. Tikisi taikos ir stato taikos tiltus. Pasinaudojome progą susitikti su įvairių Viduržemio jūros regiono šalių atstovais, kad pabandytume užmegzti bendradarbiavimą, kurio tikslas suvesti mūsų tautas. Taigi kitais metais vyks susitikimas, kurio metu norėtumėm skatinti bendro gyvenimo patirtį ir kultūrinį, kulinarinį, istorinį mūsų tautų pažinimą, kad jie galėtų tapti raugų savo šalyse ir tęsti šią Viduržemio jūros brolystės idėją. Šiomis dienomis buvo žvelgiama ir į ateitį, netgi į netolimą ateitį. Nes 26-ieji judėjimui bus apmąstymų ir naujų perspektyvų metai. Kovo mėnesį vyks generalinė asamblėja. Jau dabar daugelyje pasaulio vietų rengiamasi apmąstymams, kad būtų galima parengti pasiūlymus, kurie bus pateikti asamblėjai. Taip pat rengiamos zonų asamblėjos, kuriuose bus renkami įvairių geografinių regionų atstovai. Pirmoji zonos asamblėja vyko Rytų Azijoje. Pažiūrėkime. Mes buvome pirmieji, kurie surengė zonos asamblėją. Ji apėmė visą geografinę teritoriją nuo Kinijos pusės, tada Japoniją ir visą Korėją. Mes buvome tikrai labai laimingi, nes tai buvo pirmas kartas, kai visi susitikome Korėjoje šiai asamblėjai. Programa buvo parengta su didelė meile, kad visi būtų priimti. Bendradarbiavome su visais mūsų draugais, judėjimo nariai šiuose regionuose. Susitikę turėjome vieną troškimą, kad tai būtų tikras šeimos ir didelės meilės vienas kitam momentas, kad galėtume dar geriau pažinti vieni kitus. Mūsų buvo daug, 170 žmonių. Programa apėmė 2 dienų rekolekcijas su daugybė dvasinių temų, o taip pat ir tikro dialogo akimirkas. Mums viena mintis buvo labai aiški dar prieš pradedant. Norėjome patirti šeimą ir, kaip šeima, susirinkę visi kartu švęsti.
Todėl nuo pat pradžių ruošdamiesi visi nusprendėme viską daryti kartu, visada kartu, diskutuoti ir ruoštis arba užbaigti dalykus kartu. Zonos asamblėjos pabaigoje mes surengėme susitikimą su asamblėjos paruošimo komisija, kad parengtume visas bendruomenės pateikti savo pasiūlymus ateinantiems 5 metams.